Nauja diena, nauja kelionė. Malonu, kad prisijungėte. Šiandien į ES remiamus projektus pažvelgsime kitų kampų. Pasidomėsime, kaip nustatoma jų nauda visuomeniai ir kas padeda keliaujant šio tikslo link. Niekas negalėtų pereiti į kitą pusę upės ir būtų visiems sudėtinga gyventi. Vertinti žmogui įprasta. Tai darome kasdien, eidami gatve, apsipirkinėdami, šnekėdami su aplinkiniais, taip mes ieškome kokybės. Vertinimas man asocijuojasi su žodžiu tobulinimas. Kadangi vertinimo projektų idėjos gimsta iš poreikio tobulėti, gauti nepriklausomą nuomonę ekspertų, kurie naudodami įvairius vertinimo metodus, teorinės žinias, analizuodami duomenis, pateikia atsakymus vertinimo klausimus, kaip patobulinti programas, kad struktūriniai fondai būtų kuo efektyviau panaudojami. Jei nebūtų vertinimų, nebūtų galimybės tobulėti, nes tiksliai ir nežinotume, ar einam teisingų kelių. Gal ne tuo keliu einame ir vertinimas būtent padeda rasti tą trumpesnį ir gal net kokybiškesnį kelią pasiekti tam pačiam tikslui. ES parama duodama neatsitiktinai. Tai įrodo vertinimo projektai. Svarbu ne tik įsisavinti lėšas, bet ir įvertinti, kiek pokyčiai bus naudingi šalies mastu. Vertinimas leidžia pažvelgti į programų įgyvendinimą iš paukščio skrydžio. Tai yra vertinimas gali padėti atsakyti tokius klausimus, o kokią naudą duoda struktūriniai fondai visai Lietuvos ekonomikai, atskiriems ūkio sektoriams, visuomeniai, koks yra ilgalaikis struktūrinių fondų poveikis, kur struktūrinių fondų parama, investicijos duoda didžiausią naudą ir labiausiai atitinka visuomenės lūkesčius. Įsivaizduokite, kad šis automobilis ES remiamas projektas. Jo tikslas – nuvažiuoti nuo taško A iki B. Tam turi būti nutiestas kelias. Kas padėtų automobiliui judėti iš taško A į tašką B tinkamai, laiku, saugiai, nepažeidžiant tam tikrų tvarkų, taisyklių, laiku pakonsultuotų, laiku patartų. Tai ir būtų techninės paramos lėšomis finansuojama sistema. Techninės paramos projektų yra finansuojama apskritai visa struktūrinės paramos administravimo sistema. Tai yra visų institucijų, kurios dalyvauja struktūrinės paramos valdyme, priežiūroje, administravime, tų institucijų darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės, darbo vieta, darbo aplinka. Visa tai yra finansuojama techninės paramos lėšomis. ES paramą administruojančios institucijos taip pat įgyvendina techninės paramos projektus. Mes turbūt susidurėm su tom pačiom problemom, kaip ir susiduria visi kiti projektų vykdytojai. Kadangi mes irgi turime laikytis tų pačių įstatymų, tų pačių taisyklių, tų pačių tvarkų. Turime paisyti ir viešųjų pirkimų įstatymo. Tai ko gero tai yra ta dalis, su kuria kyla daugiausia klausimų ir daugiausia keblumų, kadangi ir įstatymas keičiasi, ir interpretacijos keičiasi. Tai iš tikrųjų pačiai agentūrai įgyvendinant projektą ir būnant projektų vykdytojų, tai yra ko gero labai didelis pliusas, nes mes galime pamatyti, kaip vis dėlto jaučiasi ir mūsų projektų vykdytojai, kurie yra mūsų klientai. Štai ir pasiekėme šios kelionės galutinį tašką. O kitą kartą sužinosime, ar iš tiesų projektų vykdytojams taip sudėtinga tvarkyti dokumentus, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Iki malonaus. Jūsų bendrakeleivis.